Apie meilę žemėje. Atrodo, mes užaugome, visi mylėjome, draugavome, visi šeimą sukūrėme ir jau anūkus auginame savo gimtinėje gražioj. Ir net nepastebėjome, kaip viskas atgyveno. Atrodo, kad džiaugsmo nebeliko savo gimtinėje tarp savų. Ir tik nustebęs tyliai apgalvoji, kiek daug gyvenime padarėme klaidų, kad nebeliko šalia mylinčių žmonių. Vieni klaidas galbūt suvokia, kiti nepagalvoja. Kaip vėl atkurti gyvenimus gausybei mylinčių žmonių. Man šitas klausimas mano gyvenime buvo labai svarbus. Kaip vėl atrasti laimingą kelią į savus namus. O atradimas labai paprastas ir visiškai nesudėtingas, kaip atrandi žinias absoliučiai teisingas. Ir dalinuosi žiniomis, per kurias pati išmokau branginti, džiaugtis ir mylėti besąlygiškai gyvenimą. Pagrindinis ir pirmas žingsnis paimtas iš knygos, kurios autorius Grigorij Grabovoi. Žmogaus psichologijos normavimas skaičių eilutės sekomis. Paprasčiausias ir pagrindinis būdas tai atlikti per teisingai pastatytus visų pirma globalinius, įskaitant ir asmeninius siekiamus tikslus. Tai būtų taip. Absoliuti amžinos meilės vibracija atveriama visiems Lietuvos žmonėms, įskaičius mane ir mano šeimos narius, atitinkanti visų laikų realybės parametrus kūrėjo kanoną. Prieš save pastatome sferytę sidabro spindinčią, į ją mintimis pastatome visą žmoniją ir labai ryškų atvaizdą savo ir tęsime koncentracijas į skaičių eilutes. Valdymo vieta 3, 1, 8, 4, 9, 1, 2, 1, 9, 0, 6, 7. Tai yra sąvoka apibūdinanti priežasčių lokaciją, kurioje subjektas aiškina savo ir kitų elgesį. Ir normuojama lokacija, kuriame atliekame koncentraciją. Sekantis. Meilė. 8, 8, 8. 4, 1, 2. 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Aukštas, emociškai teigiamo požiūrio laipsnis, kuris išskiria jo objektą iš kitų ir iškelia jį į subjekto gyvybinių poreikių ir interesų centrą. Meilė tėvynei, motinai, vaikams, muzikai ir taip toliau. Intensyvus, įtemptas ir santykinai stabilus subjekto jausmas fiziškai sąlygota seksualinių poreikių išreiškiamas socialiai suformuotų norų būti kuo pilniau reprezentuotam savo asmeniškai reikšmingų bruožų kito žmogaus gyvenime, kad jame būtų pažadintas tokio pat intensyvumo įtampos ir stabilaus abipusio jausmo poreikis. Ir su šia skaičių eilute 8, 8, 8 norma, 4, 1, 2 norma, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8 normuojame visas jausmus, įtampos poreikius, kurie nebeatitinka kūrėjo normos. Amžina meilė. 8, 8, 8, 9, 1, 2, 8, 1, 8, 8, 4, 8. Meilė, kuriai būdingas subjekto suvokimas, kad jis yra amžinoje meilės būsenoje. Jam būdingas sprendimas gyventi ir vystytis amžinai, bei galimybė tai įgyvendinti remiantis tuo, kad amžina meilė amžinybės subjektui jau yra objektyviai realizuota. Meilės įvairovė. 8, 8, 8, 1, 2, 4, 1, 8, 3, 1, 6, 0, 1, 9. Tai yra įvairios meilės apraiškos priklausančios nuo objekto. Pirma, broliška meilė, meilė tarp lygių, pagrindinis tipas sudarantis visų meilės ryšių pagrindą.
2 motiniška meilė, 3 erotinė meilė, 4 meilė sau ir 5 meilė Dievui. Meilės būklė 2, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 4, 6, 8. Vyriško tipo seksualinio objekto pasirinkimas meilės gyvenimui komponentai, kuriems būdingi šie požymiai. 1. Trečiosios aukos būsena. 2. Meilės prostitutei būsena. 3. Potraukis moterims, kurios artėja prie prostitučių rango kaip vertingiausi meilės objektai. 4. Polinkis gelbėti savo mylimąją, pasireiškiantis tuo, kad vyras jos nepalieka, nes jis yra įsitikinęs, kad jai jo reikia, o be jo ji gali prarasti visą moralinę paramą ir nusileisti į žemą lygį. Ir normuojame visą tai, kas nebetitinka ir pažeista kūrėjo norma su skaičių eilute 2, norma 1, 2, 8, 9, 0, 1, 4, 6, 8. Užslopinta meilė 2, 1, 9, 8, 8, 8, 4, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Išskirtinis bruožas užslopinama meilė dėl siekiamų tikslų atžvilgių. Tai va, ir atveriame visai žmonijai Lietuvos užslopintą meilę dėl kažkokių savo asmeninių įsitikinimų, bruožų, tam, kad vėl atmerkti ir mylėti besąlygiškai savo artimą, savo valstybę, savo tėvynę. Su skaičių eilute 2, 1, 9, 8, 8, 8 norma, 4, 1, 2 norma, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. O dabar pasiunčiame iš savo sąmonės impulsiuką, kuris atrodo kaip saulės spindulys, sustiprina skaičių vibracijas ir auksinę normą užrašo mintimis. Visą šį valdymo procesą užfiksuojame kūrėjo sielos fone, atitinkantį visų laikų realybės parametrus nuo šiandien iki begalybės. Nuoširdi padėka autoriui už žinias ir skaičių eilutes ir technologijas, kurias šiandieną sužinai. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė